Mielas moteris, ir šiandien aš tęsiuosi mano pokalbis, mano aprangos įrodymas apie eleganciją. Ir šiandien aš būtent kalbėsiu apie aprangos, kurį elegantiškos moteris niekada nedėvėtų. Ir šiandien aš būtent pasikalbėsiu apie mano patirties ir apie mano stilius evoliuciją, galima tai pasakyti. Tai, ką aš anksčiau apsirengiau, ko aš niekada dabar nebeapsirengiau, kai aš noriu būti elegantiška moteris. Tai netrukus pradėsiu ir aš jums viską parodysiu. Moteris, prieš pradedant, aš tik noriu pasakyti, kad visos aprangas, kurį aš jums šiandien rodau, kurį aš nebedėvėsiu, jeigu tai yra jūsų stilius, jūs galite man rašyti ir aš jums tos aprangos padovanuosiu. Aš žinau, kad mes visi esame skirtingos vietomis su mūsų stilius ir todėl be abejo tai gali, kad tai tinka kitą moterį, bet tai tiesiog nebeatitinka mano stilius. Ir pirmiausia, tai yra trumpos, labai aptemptos suknelės. Tai yra aprangos, kurį aš kaip elegantiška moteris tiesiog nebenori dėvėti, todėl kad aš jaučiuosi pusiau nuoga. Tai pritraukia labai daug dėmesį ir tai yra dėmesį, kurį man dabar tiesiog aš nenoriu tų dėmesį. Ir tokios suknelės mano nuomonę rodo biškį per daug. Ir toks aprangas puikiai tinka, jeigu jūs norite būti labai seksuali, jeigu jūs norite parodyti savo kūnas, bet dėja tai neatitinka moteris, kuri nori būti elegantiška. Ir aš dabar jums parodysiu, su kuo aš pakeisiu tokio tipos suknelės. Tai čia jau būtų mano elegancijos versija suknelė, kurį jūs ką tik matote. Ir aš turbūt rodo irgi daug odos. Ši suknelė yra trumpos, tačiau jisai nerodo nieko labai intimi mano kūnas, galima tai pasakyti. Jisai nerodo krūtinės, jisai tikrai nerodo jokios sėdmenės, rodo kojas, bet vis tiek krenta elegantiškos ilgės. Ir rodo rankos, jeigu tu jautiesi patogu rodyti rankas, tu gali ir būti atviros rankas. Bet su šį suknelę aš jaučiuosi moteriška, patogi ir aš žinau, kad aš irgi atrodysiu labai elegantiška. Per šį aprangą, mielos moteris, parodysiu jums labai daug dalykų, kurį elegantiškos moteris niekada nedėvėtų. Ir pirmiausia, tai yra crop topai, kuri visai nekomplementuoja savo kūnas, rodo irgi apatinės. Jeigu jūsų apatinės yra matomas su bet kuri apranga, tai niekada neatrodys elegantiškai, tai tikrai atrodo labai pigu. Dar vienas dalykas yra, aš jau nebeturiu savo spintą trumpos džinsiniai šortai, tai aš dabar užsidėjau šitie džinsiniai sijonas. Bet trumpos džinsiniai šortai, tie, kur dažniausiai rodo moters pusiau sėdmenės, jie visai irgi nekomplementuoja kūnas ir dažniausiai moteris atrodo prastesnės su jais. Ir dar aukštų kulnais prie viskuo. Čia yra tikrai tragedija kaip apranga ir netgi jeigu jūs apsirengsite tik vieną iš jų arba padarysite tik vieną iš tų klaidų, tai vis dėlto jūs niekada neatrodysite elegantiška. O dabar parodysiu jums, kaip elegantiškiau atrodyti su tos pačios mintise taip apsirengti. Čia, mielos moteris, būtų mano elegantiškas aprangas, kalbant apie šortai. Aš mėgstu dėvėti šortinę kostiumėlį. Ir aš noriu vienas dalykas sakyti apie džinsinį šortai. Labai dažnai jie gali atrodyti pigu, su labai retomis išmintimis ir kartais aš dar dėvėsiu, pavyzdžiui, baltas džinsinį šortai, bet labai dažnai jie yra per trumpos, per daug aptemptos, jie nekomplementuoja labai daug moterų kūno tipai, nebent jūs atrodysite pačiai kaip modelį, jūs turite idealius kojas, be celiulitas, idealius sėdmenis, tai yra tiesiog nėra mūsų realybė. Ir dėl to geriausia yra pasirinkti šortai, pavyzdžiui, lininės šortai, kuri būtent komplementuoja jūsų kūno tipas. Ir tai kartu
Ir vietoj, pavyzdžiui, crop topai arba maikutės ant šleikučio, kuri rodo apatinas, geriausia yra pasirinkti bliuzeliai. Nes tos kitos variantai, jie tiesiog nieko nedaro tame, kad pagerinti jūsų įvaizdis, tame, kad jūs galite atrodyti elegantiškesnė, tame, kad jūs galite atrodyti brangesnė apsirengti. Ir dar vienas dalykas yra, kad niekada nedėvėsiu prie trumpo šortus aukštų kulnai, todėl kad tai irgi gali atpiginti visas įvaizdis, o pasirinkite geriau gražios sandaliai ir tuomet jūs pasiliksite tas elegantiškumas. Bet geriausia vis dėlto yra pasirinkti šortai su bliuzelė, kuri atitinka prie jūsų kūno tipas. Sekančio dalykas, mielas moteris, yra, kaip atrodo jūsų rankena. Mielas moteris, rankena šiais laikais visada buvo moters kaip statuso simbolai. Todėl, jeigu jūsų rankena jau yra su dėmės, pavyzdžiui, aš jau nebegaliu nušuoti šį rankeną dėl tos dėmės, jeigu jau siūlos visur išlenda, jeigu jisai yra purvinas, makiažas čia visur yra aptempta ant rankenos, jeigu jūs jau kelias kartus reikėjo pakeisti užtrauktuką, todėl kad, mielas moteris, tas rankena tiesiog yra per ilgai panašuota, jūs turite tuo pakeisti. Nes taip, kaip atrodo jūsų rankena, taip, kaip atrodo jūsų batai, jeigu tai yra purvinas, jeigu tai yra panašuotas, tokie ir simbolai. Toks ir būtų statusai simbolai priklijuoti prie jūsų. Jeigu jūsų batai, jeigu jūsų rankena, netgi jeigu tai yra dizainerio rankenas, bet tai yra purvinas, tai yra per ilgai panašuotas, tai yra neprižiūrėtas, tai yra jau tiesiog dėvėtas rankena, tai yra dėvėtos batai, jūs neprižiūrėsite savo batai, jie pastoviai yra purvini. Tuomet, mielas moteris, jūs niekada elegantiškai neatrodysite. Tai reikia visada prižiūrėti, kaip atrodysite savo rankeną ir kaip atrodysite savo batai. Ir jie nebūtinai turi būti dizainerio, jie neturi būti su labai žinomas ženklai. Bet jeigu tai atrodo tvarkingai, jeigu tai atrodo gražiai, atitinkanti prie jūsų amžiaus aprangą, tuomet jūsų statusas simbolai tikrai pagerins ir jūsų visą įvaizdis pagerins. Dar vienas dalykas, arba čia yra dviejų dalykų, kurį elegantiškos moteris niekada nedėvėtų, yra džinsai su skylės, ir tai yra angliškai ripped jeans. Ir mano yra labai dar subtiliai, bet tai būna, kad skylės pereina per blauzdos, per sėdmenis. Ir aišku, tas oversized, visokie tokie labai didelis švarkeliai. Ir aš dabar pasiskolinau savo vyrą švarkelis, todėl kad tai yra labai dažnai kaip moteris apsirengiu. Ir, mielas moteris, jūs galite savo atrodyti labai madinga, labai stilinga, bet tai tikrai nebus elegantiškas. Tokia apranga, kuri yra per didelė, kuri yra su visokios skylės, jie tiesiog niekada neeina kartu su elegantiškumas. Jie yra atvirkštinis variantas. Dar vienas klaidas, kurį aš noriu parodyti, kurį elegantiškos moteris niekada nedėvėtų, tai yra, pavyzdžiui, džinsai, bet svarbiausia, tai eina kartu su megztiniai arba marškiniai su animatoriai. Ir tai čia gali būti Minnie Mouse, Mickey Mouse, Donald Duck, nesvarbu, kažkoks tai cartoons, kažkoks tai animatoriai. Ir tai tikrai nėra elegantiška, tai gali būti vaikiškas atrodinti ir tai tikrai yra dalykas, kurį elegantiškos moteris niekada nedėvėtų. Elegantiškas moteris labai dažnai renka kelnes vietoj džinsai. Jie renka marškiniai arba bliuzeliai su jokio išrašu, labai dažnai jie būna vienspalvis. Ir aišku, švarkeliai, kurį atitinka jų kūno apimties. Tai niekada nebus švarkeliai, kurį yra oversize, niekada nebus švarkeliai, kurį yra per mažas arba per didelės. Turi būti atitinkanti prie jūsų kūno linijos ir taip pat prie jūsų kūno išmatavimai. Ir tuomet jūs iš karto
atrodysite daug elegantiškiau, jūs atrodysite kaip moteris, kuri tikrai jos įvaizdis yra jai labai svarbu ir jinai nori atrodyti labai moteriška ir taip pat labai elegantiška. Dar vienas dalykas, mielos moteris, yra apsirengti aprangą, kuri netobulėja savo figūros. Ir aišku, apranga, kuri atrodo, kad tu visai neskiri laiko prieš išeinant iš namų. Kad tu tiesiog tokias batas, tokias aprangas susidėjo, kuri visai neatitinka savo kūno linijos, įvaizdis nieko nepagerina. Ir tokios įvaizdis iš karto tu atrodysi labai pigu. Ir aš manau, kad tai yra didžiausia mitas, kad moteris galvoja, kad jeigu tu atrodysi labai gražiai, elegantiškai, moteriškai apsirengiusi, kad tai užtrunka ilgesnę laikotarpį apsirengti. Ne, taip neturi būti. Tai užtrunka tiek pat laiko užsidėti vieną suknelę negu kitą, užsidėti vienas batai negu kitą. Tik aišku, jeigu tu šiek tiek planavimas įdėsi dieną prieš, jau, pavyzdžiui, įsilyginti rūbos, dieną prieš įsirinkti aprangos sekančių dieną, ką tu apsirengsi. Tu netgi gali pasirinkti sekmadienis visos 5 aprangos, kiek tau reikia tą savaitę. Ir tada tu visada atrodysi labai elegantiška. Bet taip išeiti iš namo, liktai, kad tu ką tik atsikėlė, bet kas pagrebė, užsidėjo ir išeinant, aš manau, kad labai gali piginti įvaizdis. Ir noriu pabaigti su paskutinas punktas, ir tai yra moteris, kuri nešioja sportinės timpos, tai yra jogos timpos, kaip įprasta apranga. Ir tai dažniausiai kartu yra su kažkokie marškiniai, bet tos timpos, mielas moteris, jie dažniausiai rodo irgi per daug. Jie labai seksualizuoja kūnas, jie yra labai aptamtos, jie labai pritraukia dėmesį, pavyzdžiui, į sėdmenis, į šlaunis. Ir aš manau, kad tokias aprangas gal ir reikia pasilikti sporto salėje ir kartais netgi reikia irgi vertinti, ką tu apsirengsi į sporto salę. Ar tai tikrai atrodo elegantiška, ar tai nepritraukia nereikalingas dėmesis. Bet tai dėvėti kaip kasdieninės aprangos, tai tikrai netinka. Geriau apsirengti kelnes, džinsai, suknelę. Ačiū labai, mielos moteris, už jūsų dėmesio. Tai būtų mano patyrimai šiandien, kaip jūs galite kasdien atrodyti elegantiškiau. Tai yra mano pačiai stilius. Aš noriu kasdien atrodyti elegantiška, moteriška ir aišku irgi patogiai apsirengti. Ir aš manau, kad apranga vis dėlto yra mums svarbu. Tai yra kaip mūsų vizitinė kortelė. Nori ar nenori, taip kaip jūs atrodote kasdien, tai irgi bus kaip pasaulio mumis pasitinka ir kokią reakciją mes gauname nuo mūsų aplinką. Tai jeigu mes galime atrodyti elegantiškiau, aš visada rinkausi tiesiog augti kaip žmogaus ir man tai yra nesvarbu, kad tai būtų madinga, bet man tai yra labai svarbu, kad tai atitinka mano kūnas ir kad tai man įrodys iš geresnę pusę.